Liučiūnai vienas iš atokiausių Kauno rajono kaimų, kurį puoselėja aktyvūs ir bendruomeniški vietos gyventojai. Vietinių mėgstamoje bendrystės erdvėje Liučiūnų parke labai trūko laisvalaikio pramogų ir aktyvios veiklos mažiesiems. Gyventojų norus įveiklinti parką išpildė iniciatyvi bendruomenės narė, paskatinusi pokyčius. Aš kadangi čia gimusi, augusi ir labai gerai pažįstu žmonės visus, ir matau, kiek yra vaikučių mūsų bendruomenėje, mūsų kaime ir aplinkiniuose kaimuose. Tai tiesiog va ir kilo tokia mintis. Čia vyks pinimai, mezgimai, edukacijos tokios. Ir dabar, daleiskim, kad mažesni vaikučiai, jeigu oras blogas, ir pažaisti gali tam kupole. Ir be galo, kaip sako, pasidalinti gali mamos savo įspūdžiais, savo gyvenimu, pasikonsultuoti vieną su kita, pasitarti, problemas spręsti. Viena tokia iš bendriausių vietų, kur visos mamos, visi vaikai sueina ir žaidžia, laiką leidžia. Kol nebuvo šitų užsiėmimų, tai praktiškai tas toks pasivaikštai gatvėm ir vaikam nėra pramogų čia. Mūsų kaimo vaikai svarbiausia draugiškai pradėjo bendrauti, visi draugauti, kartu į autobusiuką eiti, nes kol nebuvo mūsų parko šito, tik tai sportas daugiau suaugusiems buvo. Visos šitos supynės kupolas, tai bendruomenės toks jausmas tikrai didžiulis pasidarė. Jeigu taip atvirai, kartais net norisi ir verkti, žinokit, iš džiaugsmo, kadangi aš tikrai dar pati taip teikdama šią idėją netikėjau, kad šitai bus traukos centras, traukos objektų taps. Sukurta aktyvaus laisvalaikio leidimo vieta Liučiūnuose – tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, įrodančių, kad ir tu gali prisidėti, gražinant ir veiklinant Kauno rajono viešąsias erdves. Dalyvauk ir būk pavyzdžiu bendruomenėje.